Sveiki, noriu Jums pristatyti vieną iš mūsų siūlomų funkcionalumų, ypatingai aktualų įmonėms ir asmenims, kurie valdo sąskaitą 123 sistemai savo sandėlį ir prekių likučius ir dalį prekių ar sunaudoja gamyboje ar veikloje, tai Jums pasitarnaus funkcija prekių nurašymo aktas. Tai kaip aktyvuoti ir kaip pasiekti šią funkciją. Tai keliaujame į modulių sąrašą ir susirandame modulį su pavadinimu aktai. Jį įdiegiame. Kai tai atliksite, kairėje pusėje rasite skiltį aktai. Šioje dalyje galėsite kurti tiek prekių nurašymo aktus, tiek atliktų darbų aktus, jeigu tai bus reikalinga veikloje. Paspaudžiame sukurti aktą, pasirenkame tipą, prekių nurašymo aktas ir įsivedame seriją, kurią norėsime naudoti. Pasirenkame akto datą, matysite ir jūsų veiklos rekvizitus, įmonės rekvizitus, ir pasirenkame prekes, kurias jūs norėsite nurašyti. Tai pasirenku vieną prekę, pasirenku ir antrą prekę ir pasirenku, kiek vienetų kurios prekės aš norėsiu nurašyti. Aktyvuojame funkciją naudoti sandėlio likučius, jeigu norite, kad likučiai būtų sumažinti sandėlio sąraše. Pardavimuose galėtumėte jau mažesnį kiekį matyti. Ir spaudžiame sukurti aktą. Sukūrus aktą, jisai atsiras bendram aktų sąraše, matysite, kiek kokių prekių buvo nurašyta. Pačiame PDF faile matysite ir detalizaciją su kainom, iš kokio sandėlio prekės buvo nurašytos. Ir lygiai taip pat likučiai atsinaujins ir produktų sąraše. Tai šioje vietoje buvo 12, šioje buvo 7 ir po 3 vienetus mes nurašėm. Tai tokiu būdu galite lengvai valdyti likučius, nurašydami tai, kas naudoti veikloje ar gamyboje, ir rankinis darbas truputį bus jau sumažintas. Tai gero naudojimo ir iki.